Šiandien turėsim trečią paskaitą. Svarbi, bet manau viena tokia lengvesnių. Kalbėsim apie order bloką. Ir skaidrių daug neturiu, nes nelabai yra ten apie jį ką šnekėt, bet parodysiu pavyzdžių čartuose. Ten gal 10 skaidrių. Tai tikrai nesunkiai turėtumėt suprast, bet order blokas yra vienas svarbiausių dalykų ICT strategijai. Pradžiai noriu pasišėrint čartą ir biškį pakalbėti apie šiandienos euro tradą. Tai manau, kas dalyvaujat aktyviai paskaitose, turėtumėt kažką čia jau suprasti iš tikrųjų, kai kalba ėjo apie low, apie protected low ir apie tą vadinamą galimą reversal, ne? Bet ką čia šneka, galit mikrofoną užsimūtint? Visi užsimūtint. Ok. Tai jo, turėjom tą vadinamą downtrendą, ne, bet jisai buvo, aišku, mažesniuose timeframe'uose, visas mūsų order flow yra išlikęs bullish, visą laiką pradedam analizuotis nuo weekly timeframe'o, ne, šiandien kaip tik kalbėsim apie order bloką. Tai šiandien buvo labai daug confluence atsidaryti long poziciją ir paaiškinsiu kodėl. Tai visų pirma, nuo savaitinio grafiko pradėsiu, kad pamitigavom būtent savaitinio order bloko high, ane, šitą spaiką, nu, apie jį pašnekėsim plačiau. Padarėm korekciją dieniniam time frame, padarėm korekciją ir užpildėm pusę viso šito busy gapo, pasiekėm ir 0.62 levelį, pasiekėm ir irgi nu čia va, šito vietoj savaitinis order bloko viršūnėlė, ne? Tada perėjom į mažesnius time frame'us ir čia aš jau matau, kad susidarinėja market maker buy modelis. Čia bus viena iš paskutinių paskaitų, paskutinė, man atrodo, paskaita, ten jau toksai rimčiausias dalykas, kaip atpažinti šitą modelį jau iš didesnių time frame'ų ir kaip nustatyti visą savo buy'as. Tai ten tokia rimta paskaita, tai čia irgi jau susidarinėja tas modelis ir ko gero išvysim kainą labai aukštai, turėtumėm pramušti netgi šitą viršūnę, jeigu viskas taip ir toliau dėliosis. Grįžtant prie mažesnio time frame'o, tai kai ta kaina ėjo žemyn, kaip mes turėjom suprast, kad jį galimai apsisuks, ane? Iški paslėpsiu čia tas kameras. Tai kaina ėjo žemyn. Ir prasidėjo konsolidacija, ne? Azijos range'as, naktis, low volume, niekas nevyksta. Ir turim šitą vieną žvakę, ane, kuri sweepina liquidity. Ir kai sweepina liquidity, vadinasi, kad šitas low jau yra protected, ane? Sweepinom liquidity ir labai didelis momentumas į viršų, kuris paliko fair value gapą tarp šitos ir šitos žvakės, ane? Fair value gapas. Fair value gapas ganėtinai didelis. Aš čia jums realiai dabar rodau, kaip ir galima entry užėjimą į poziciją. Nors šiandienos price actionas mane labai patiko ir turėjom naujienas, kur čia irgi pašaudė pirmyn atgal, bet analizė vis tiek suveikia ir nesvarbu, kad čia buvo jau atkilę ir per kelis pipsus neuždarė pozicijos, ane? Vėl nusileido žemyn iki entry. Tai dar vienas pavyzdys, kodėl nereikėtų persikelinėti savo stop lossų. Jeigu stop lossas būtų perkeltas į break even, tai būtų išmetę iš pozicijos ir tada būtų nuėję į take profitą, ane? Tai kaip ir minėjau, jeigu jau atsidarom poziciją, tai laikomės jos ir nesvarbu, kas bus, ar išmuš stop lossą, ar padarys take profitą. Tai po liquidity sweepo turėjom ir market shiftą. Market shiftas įvyko iš tikrųjų jau anksčiau. Įvyko šitoj vietoj market shiftas. Bet apie market shiftą dar turėsim irgi paskaitą. Čia pažymėjau tokį jau akivaizdesnį, ne, kad visiškai sulaužė struktūrą. Ir kai sulaužo struktūrą, mums tiesiog belieka išlaukti dar vienos korekcijos, kuri užpildytų visą šitą gapą, ane, ir tada prasideda judesys į viršų. Tai sakau, price actionas nelabai patiko, nes praktiškai tradas truko vos ne visą dieną, čia smūgis pirmyn atgal ir dabar tik tai neseniai kabino take profitą.
Bet jau ryte, kaip ir aišku, buvo, kai čia kaina tabalavos, makalavos, kad targetinsim būtent šitą high, kur yra buy side liquidity, ane, nes iš didesnių time frame'ų jau irgi turėjom daug faktorių, kad kaina sukasi, nes korekcija kaip ir įvyko, pamitigavom savaitinį order bloką, užpildėm gapą daily dienos, ane, nu ir beliko išlaukti konfirmų jau mažesniuose time frame'uose. Ir kai tie konfirmai įvyko, kai įvyko tas range'as, įvyko sweepas, įvyko market shiftas, įvyko korekcija, viskas susidėjo į savo vietas. Čia ganėtinai toks baisus treidas, nes kaina ganėtinai giliai buvo įlindus ir čia tiek betrūko, kad tą stopą išmuštų. Bet ir mano stopas toksai, jisai aišku dėl saugumo sumetimų galėjo būti ir po šituos paikų, ane? Ir man vis tiek būtų užtekę sutreidinti 1:3 iki šitos vietos. Tai aišku, apsisaugot galima, bet nežinau, aš nusprendžiau tiesiog 10 pipsų pasidaryti stop lossą ir ačiū Dievui, bet man stop lossą neišmušė. Ar suprantat šitą būtent dalyką? Čia iš vakarykštės paskaitos, ne? Kai kaina netiesiog dropina ir paskui pradeda po truputį ten atkilinėt, ne, ten iki kažkokio, sakykime, fair value gapo atkyla ir eina toliau išmušti low, ne? Tai čia būtų tada tas unprotected low. O šitas low jau jisai yra, žiūrėkit, vienas, ane, antras, čia šiek tiek jau atkilinėjo ir boom sweepas. Čia tiek tai reikėjo su viena žvakė išmušti šitus, ane, stop lossus, tada sulaužom marketo struktūrą. Ir čia nešokam į treidus, jeigu, nes ta prasme visą laiką būna korekcija, nes būna žmonių, kurie pamato didelį momentumą, pradeda čia atsidarinėti buy pozicijas ir tada kaina vėl eina ir išmušinėja visur jų stop lossus. Ir kai taip giliai koreguojasi, tai jeigu jie patraukinėja tą savo stop lossą, tai būna ir accountai dega, kurie ten atsidaro neprotingais lotažais. Tai jo, aš užėjau nuo fair value gapo vidurio. Šiandien mano kolega užėjo nuo fair value gapo viršaus ir jo stop lossas buvo irgi, man atrodo, 10 pipsų, tai jam išmušė stopą, aš nenorėjau rizikuoti, nes jeigu užeit nuo fair value gapo viršaus, tai labai toli stop lossas, tokio stop losso aš nemėgstu dėti, tai kai man susidaro toksai setupas, aš jau geriau pasidarysiu entry žemiau, nesvarbu kabins, nekabins, bet jeigu kabins, aš bent jau turėsiu mažesnę, ne, tą stop lossą 10 pipsų ir mažesnis bus mano atstumas iki take profito. Tai čia irgi kiekvieno asmeninis dalykas, kaip jūs užeisit į poziciją, ar užeisit iš karto nuo fair value gapo viršūnės, ar lauksit, kol visą užpildys, ne, ir užeisit ten nuo order bloko, ar užeisit nuo viduriuko, čia jau kiekvienas paliks savo strategiją. Aš dažniausiai darau taip, jeigu fair value gapas būna ganėtinai mažas, tai užeinu nuo viršaus, bet jeigu šiek tiek didesnis ir matau, kad nėra jokio akivaizdaus stop placemento, kur jį užsimestane, tai stengiuosi užeiti bent jau nuo fair value gapo vidurio. Ta fair value gapo vidurį tai nesunku susižinot, pasiema tiesiog fib retracement toolą, ne, pasižymit tą fair value gapą nuo šitos žvakės iki šitos žvakės, ne. Aš jau turiu template'us pasidaręs, bet 0.5 ir turim tą viduriuką. Jūs irgi šiaip galit pasidaryti template'us, tai aš turiu tiesiog viduriuką, paskui turiu template'ą entry, o ne, tai 0.79.062 ir dar turiu premium ir discount zonas. Tai vienas toolsas, bet su template'ais labai patogu, nereikia kiekvieną kartą ten susivedinėti kažkokių nustatymų pačiam. Tai realiai čia jau toks kaip ir entry modelis, aš stipriai užbėgu iš akių, bet norėjau aptarti vien dėl to, kad jums parodyt, kaip maždaug atrodo tie tokie reversal, ne? Ne faktas, kad šita kaina iš tikrųjų kils belia kaip į tą viršų. Gali būti, kad tiesiog bus kažkoks gilesnis, sakykime, dabar pullbackas, nes turėjom stiprią koją, ne, tokį expansioną. Ir irgi galit visą tą expansioną pasidalinti. Sakykime, bet kol mes esam dabar discount zonui, tai aš ieškočiau tik tai buy pozicijų. Bet jeigu kaina ten, sakykime, atkils iki premium zonos, daily grafike irgi čia turim susidariusi order bloką, apie kurį to išnekėsim. Tai
irgi gali būti, kad kaina ten, sakykime, atkils iki order bloko, užpildys ane fair value gapą ir paskui eis toliau žemyn. Nu, gali būti ir taip, bet aišku, čia kalbam dabar apie dieninį grafiką ir čia tai įvyks dar negreitai. Tai kol dabar trendo kryptis kaip ir aiški, padarėm tą korekciją, ne, tai aš manau, kad turėtų būti dabar kilimas į viršų bent jau iš didesnių timeframe. Tai kai koreliuojasi visi timeframe, ten dieninis, ne, valandinis ir 15 minučių, tai belieka, sakau, perskaityti tarp eilučių, pamatyti, kur market makeris mums duoda užėjimą ir suprekiaut kartu su visu tuo order flow. Aišku? Aišku, mikrofonus visi išsijungęs. Aišku. Labai gerai, tai pereinam tada prie skaidrių dabar. Ir pašnekėsim, kas yra tas order blokas, ne? Ok, tai kaip ir sakiau, čia tų skaidrių nėra daug. Pasistengsiu neskubėt, kad lengvai suprastumėt. Tai pašnekėsim, kodėl jisai svarbus, ką jisai daro, ne, kaip jisai susidaro, kodėl susidaro ir taip toliau. Tai pas mane tokios nestandartinės spalvos, ne žalia ir ne raudona, tai tikiuosi suprantat, kad pilka pas mane tai yra kylanti žvakė, mėlyna tai krentanti, ne? Ir čia atvirkščiai, krentanti žvakė ir pilka didelė kylanti. Tai sakau, paprastai žodžiais tariant, bearish order blokas tai yra paskutinė up candle prieš kažkokį move į apačią, ne? Tai viena žvakė prieš turi eiti į viršų ir paskui su momentumu šauna žemyn ir šita va būtent žvakė jau būtų mūsų order blokas. Šitas. O čia atvirkščiai, jeigu mes turim jau tendenciją į viršų, sakykime, uptrendas prasidėjo, tai čia paskutinė pardavimo žvakė, kuri ėjo į apačią, ne, yra irgi mūsų bullish order blokas. Tai mes turėtumėm laukti, kol kaina grįž, ne, ir padaryti korekciją būtent iki to order bloko, nes kaip tai vyksta. Market makeriai čia turi atidarę sell pozicijas, ne? Paskui prasideda momentumas, jie turi dvi pozicijas, ir buy, ir sell. Tai paskui jie grįžta iki šito order bloko, kad vėliau užsidarytų tas savo sell pozicijas ir nepaliktų jų atidarytų. Kad tiesiog, kad neapsimokėtų jiem palikti ir sell, ir buy pozicijas. Tai dažniausiai iki order blokų mes visą laiką sugrįžtam ir tada, kai sugrįžtam, mes jau ieškom entry, kad kartu su jais toliau galėtumėm kilt į viršų, ne? Parodysiu, aišku, dar pavyzdžių grafikę, bet čia tiesiog taip liaudiškai tariant, tai paskutinė žvakė prieš kritimą kylanti order blokas, o prieš kilimą tai paskutinė žvakė parduodant. Dažniausiai būna taip. 3 pagrindiniai dalykai, kuriuos reikėtų fokusuotis, kai ieškom to order bloko. Nu čia gal labiau 3 dalykai, bet 2 kaip ir 1 galim sujungti, nes esmė ta pati. Tai pirmas dalykas, mes norim, kad žvakė būtų tokia pilna, ne? Kur būtų daug volumo, kad nebūtų tokia, kur mažas kūnelis ir dideli tie spaikai, ne? Šešėliai tokie. Tai čia niekada nebus order blokas tokia žvakė. Order blokas tai būna tokia rimta pilna žvakė su mažais vaikais šitais. Ir antras dalykas, kuris padaro order bloką didelio patikimumo, tai kad nuo order bloko kaina stipriai pradėtų judėti į viršų su agresyviu momentumu ir paliktų tą vadinamą fair value gapą, ne? Tą tarpą. Tai šiuo atveju tarpas yra nuo čia iki čia. Ir matot, nėra visą laiką taip, kad bus paskutinė sell žvakė prieš kilimą. Gali būti ir prieš paskutinę žvakę. Bet esmė ta, kad čia buvo paskutinis sell offas prieš kilimą, kuris sulaužė struktūrą, ne? Ir apie tai dar plačiau pašnekėsim, bus dar viena skaidrė, kaip išsirinkti, kuris tas order blokas yra tikrai. Toliau kaina kilo, ne, padarė expansioną ir prasidėjo korekcija. Čia irgi yra order blokas šitas, ne, šita sell žvakė. Čia irgi yra order blokas ir irgi turim stiprų momentumą į viršų, ne, irgi paliko ganėtinai didelį gapą. Bet čia paliko tokias, sakykime, kaip equal high, ne,
ir leisdamasis irgi nepaliko čia jokių fair value gapų, vyksta korekcija. Ir kai pasiekė šitą būtent order bloką, šitoj vietoj, matot, pasiekė, kaina iš karto sureagavo, atkilo ir atkilo net iki čia. Bet paskui ta pati žvakė čia 15 minučių vis tiek leidosi vėl iki order bloko vidurio, dar šiek tiek reakcijos, bet galiausiai pramušė. Tai reiškia, kad šitas order blokas, jisai jau viskas, jisai nelaikė ir nebelaikys. Tai reiškia, kad kaina jau eis žemiau, ane? Ir šiuo atveju eis žemiau, kodėl? Nes čia palikom irgi didelį fair value gapą nuo pirmo pagrindinio to order bloko, ane? Ir kaip mes žymimės order bloką? Tai order bloką irgi žymimės arba su Fib Retracement Tool, arba parodysiu, dar yra vienas toolsas, kur galim pasižymėti, aš neįmu tų wikų, imu tik tai žvakės body, ane, nuo apačios iki viršaus, ir jisai man padalina žvakę viršų apačią, nežinau, čia labai taip prastai matos, aš tokias neryškias spalvas pasidaręs, bet čia yra pilka linija viršui, pilka linija apačioj ir mėlyna linija per vidurį, tai midpoint, ane? Ir dažniausiai geras order blokas skaitosi, kai, nu, čia ne pagrindinis, aišku, faktorius, bet geriau būna, kai order blokas, kai kaina daro korekciją, kad neįeitų į order bloką giliau kaip iki vidurio. Ta prasme, pasiekia vidurį, kur yra visas tas volumas, ane, ir kad jau būtų reakcija ir kad jau atkilinėtų. Jeigu eina giliau į apačią order bloko, jau tas order blokas toks būna ant klaustuko, laikys jisai ar nelaikys, ane? Tai tas pats order bloko viduriukas yra labai svarbus dalykas. Ir kaip matom, čia kaina pasiekė ne tą order bloką, irgi buvo reakcija, tik pasiekė order bloką, iš karto vėl pradėjo kilti. Būna žmonės, kurie treidina Smart Money Concept, pas juos šitas order blokas būtų vadinamas demand zona. Nežinau, ar žinot, kažkas berods esat sakę, kad Smart Money Concept domėjotės, ar ne? Pas MentFX yra taip. Ai, nu tai va, pas jį čia būtų demand zona. Ir pas juos dažniausiai ten mažai būna tų konfirmų, jie tiesiog laukia, kada pamitiguos kainą iki demand zonos ir iš karto užeina nuo demando ir užsimeta stop lossą po juo, ane? Viskas ok, šitas treidas Smart Money Concept žmonėm irgi būtų paėjęs iš tikrųjų, bet kuo ICT yra ypatingas, kad mes turim išlaukti šiek tiek daugiau tų konfirmų, ane? Tai čia galima buvo pasigauti ir į FOMO kažkokį, retailas ten, pavyzdžiui, pamatė irgi kažkokią reakciją, kur irgi yra girdėję kažką ten apie demand zonas, bet iš vis nieko nesupranta, mato stiprią reakciją ir galvoja viskas, čia jau pamitigavom, vėl šausim į viršų. Tai jie šoka į buy pozicijas, po 15 minučių žvakės toliau eina į apačią ir renka jų stop lossus likvidumui, ne? Ir kai pasiekėm order bloko viduriuką, kelis kartus dar manipulacija, ganėtinai ilga manipulacija, čia toks gavos vos ne consolidationas valandos laiko, mažesniuose time frame'uose, tai ten tikrai svypino į abi dvi pusės, bet galiausiai vėl prasidėjo expansionas, ne, nauja koja, buy side liquidity, atsiprašau, tarp kitko, BSLQ mes nesižymėjome, ne, prie terminų. Žymėjomės, man atrodo, girdėta, tai turėtume... SLQ tai reiškia buy side liquidity, o SSLQ tai sell side liquidity, ane? Tai jo, turėjau... Kalbėjęs apie šitos. Kalbėjau, nu tai super. Tai va, nuo order bloko, ne, prasidėjo stiprus judesys, expansionas, laužom struktūrą, niekur neskubam, laukiam, kol kaina sugrįš iki mūsų order bloko, nešokam į FOMO, ne, užpildėm fair value gapą, aišku, galima jau ir nuo fair value gapą užeiti, bet kaip ir sakiau, jeigu būtų toksai didelis, sakykim, aš tikrai užeičiau nuo vidurio geriausiu atveju, bet ir tai tikriausiai laukčiau dar kažkokių konfirmų ir iš karto neskubėčiau. Kai jau įvyko dar viena kažkokia, sakykim, struktūra, ane, dar kartą sulaužom struktūrą į viršų, nes čia mes irgi jau į apačią sulaužėm struktūrą, tai toks irgi gaunas market shiftas, bet jau į apačią. Bet mums svarbu, kas vyksta didesniam time frame. Jeigu mes žinom, kad order flow išliko bullish, tai to mažesnio time frame market shiftas į apačią mums nerodiklis, ane? Bet dėl papildomų confirmationų mes galim pažiūrėti, ar order blokas laiko tą kainą. Ir jeigu čia jau pamatyčiau, kad laiko ir vėl laužo struktūrą į viršų, tai vėl lygiuojasi mano visi time frame'ai, ane?
vėl palaukiu kažkokios korekcijos, pasižiūriu, ar čia buvo kažkoks fair value gapas, ar naujas gal susidaręs kažkoks order blokas, ane, ir jau laukiu entry iš antro užėjimo, kad apsisaugot. Nebūtinai iš karto ten irgi akis išdegus, tik pamatėjai order bloką, ne, ten tik pradėjo reaguoti ir iškart meti poziciją. Tu visą laiką gali išlaukti daugiau kažkokių confirmationų. Aišku, būna taip, kad neduos tau ten kelis kartus užeiti. Čia galėjo, aišku, atsimušti ir iš karto kiaurai iššauti visą tą buy side liquidity ir būtum likęs be treido. Bet jau geriau likti, aš manau, be treido, negu skubėti, kaip akis išdegusiam ir tiesiog šokti kiekvieną poziciją. Aš per tiek metų treidinimo esu toks šiek tiek jau atsargesnis ir man patinka išlaukti šiek tiek daugiau konfirmų kartais. Nes jeigu būna toks biški neaiškus, tas price actionas, prasideda kažkoks consolidationas, tai matau, kad ta kaina dar nėra pasiruošus ten greitai, tarkim, atkilinėti, tai aš geriau palaukiu, marketas kažką nupaišo, sulaužo dar kažkokią struktūrą, vėl kažkokią korekciją, ir tada galim iš antro karto užeiti. Ir turėsim irgi apie tai paskaitą apie high probability scalping, day trading, tai tenai konkrečiai jau būsiu nupaišęs, kaip turi atrodyti tas entris ir ten irgi nuo jūsų priklausys, ar jūs iš karto šoksit su pirmo expansionu, ar palauksit daugiau konfirmų ir šoksit su antru expansionu, ne? Tas su antru expansionu iššokimas, sakau, jisai yra saugesnis, bet dažnu atveju gali būti ir taip, kad nebeprikabins jūsų, ne? Ok, toliau. Turiu klausimą iš praeitos. Okay. Galėtume sugrįžti. Vat kairinėme ar ne grafike. Jo. Dabar mes fair value gapą turim, tada kilom į viršų su didelė žvake, dar dešiniau. Va su šita žvake. Jo. Ir va šitoje vietoje, kaip neapsigauti, kad aš galvočiau, kad mes ir toliau gal eisime viršų. Tiesiog kažkur daisim iki kairinės ten žvakės vidurio. Jo, labai paprastai. Žinai, ką reikėtų padaryti? Reikėtų nuo šitos apačios iki šitos viršaus nusipiešti premium ir discount ir tu žinotum, kad mes esam premium zonai. Ir jeigu kaina ir eis į viršų, viskas ok. Aš čia neatsidarinėčiau pozicijos, nes mes būtume premium zonai. Aš geriau palauksiu korekcijos iki discount zonos ir discount zonai ieškosiu long pozicijų, ne? Nes tu nežinai. Ir tu būtum tiesiog... Tu nežinai, kokio dydžio bus tas pullbackas. Jeigu jis tiesiog toks mažiukas, tas pullbackas, ne, aš iš karto pieščiau, sakau, premium discount zonas, fib levelį, nuo apačios iki viršaus, ir čia akivaizdžiai mes esam premium zonai. Manęs tokie long pozicija, manęs čia nedomintų, nes čia būtų labai low probability tradas. Ačiū. O ar ne pats, pavyzdžiui, tarkim, order blokus refininė į mažus time frame'us, kad ieškoti tikslesnio entry? Kaip tik ačiū už šitą klausimą, nes kaip tik pamiršau paminėti, kad order blokas gali būti bet kuriam time frame. Bet kuo didesniam time frame order blokas, tuo jisai yra rimtesnis ir svarbesnis, ane? Bet jo, order blokas, kai kaina sudarinėja kažkokį tai setupą, ne, tai faktas, kad tu pradžiai žiūri iš didesnio time frame ir matai, kad ok, mes grįžom iki kažkokio svarbaus ten valandinio ar 4 valandų order bloko, ne, ir tada jau pereini 15 minučių, žiūri, koks setupas susidarinėja ir 15 minučių jau susidaro kažkoks order blokas, kaip čia, sakykime, prasideda kažkoks expansionas, jau po visų dalykų, kurie įvyko, sakykime, sweepas, ne, įvyko market shiftas, įvyko momentumas, ir dar, sakykime, nusipešiai Fibonacci retracement tool, ane, su 0.62, 0.79 ir tu matai, kad kaina gražiai grįžta, daro tą korekciją iki tavo to order bloko ir, sakykime, prie to order bloko dar yra 0.62 fib levelis, ane, tai čia jau, max konfirmų, tipo, įeiti poziciją. Tu tiesiog negali praleisti tokio šanso. Jeigu ten būna kažkoks vienas dalykas, kuris tave gazdina, sakykime, apie šitą skaidrę galim pašnekėti. Čia turėjom irgi labai didelį expansioną į viršų ir paskui kaina pradėjo čia taip daryti tokią konsolidaciją ir palieka tokias viršūnėlės, ne? Palieka viršūnėlės ir tu žinai, kad jas reikia sweepinti. Čia tik tai laiko klausimas, kada mes jas sweepinsim. Bet čia mes jau turim momentumą į apačią. Ok, ir tu pradedi dėliotis. Turi momentumą į apačią, ne?
esam premium zone. Premium zonai mes jau turėtumėm ieškoti stelų. O šitas expansionas buvo labai didelis. Aš paskui galėsiu grafike parodyti, jūs man tik priminkit. Turėjom expansioną, jau laukiam to reversal ir nėra jokių liquidity sweepų. Tai šitas visas high, jisai yra low resistance. Čia toks didelis faktorius, kur tu nenori šokti selą, nes tu žinai, kad nublema, mes čia turim sweepint. Bet paskui, kai pradedi dėliotis visus kitus faktorius, kurie įvyko, ane, tai jie nusveria tiesiog. Ten būna, tarkim, 5 už tavo treidą ir tik vienas šitas prieš, kad čia paliko. All good, tai mes galim didesnį pullbacką padaryti, gilesnę tą korekciją ir paskui mes vis tiek išmušim čia jau bus mūsų targetai. Tai irgi būtent aš šitas skaidrės dariaus, kai mes turėjom paskaitas su pirma grupė, tai jie tikrai pamena, aš labai akcentavau šitas viršūnės. Ir mes, kai buvom apačioj, tai irgi labai gerai ten sekėsi išsianalizuoti. Praktiškai, ten nežinau, taškas į tašką nupaišiau viską, kaip kas bus, kada atkilsim ir kada išmušim ir pramušėmės visas tas viršūnės. Tai sakau, čia vienas faktorius, kodėl neatsidaryti, bet daug faktorių, kodėl atsidaryti. Tai susidarė labai geras order blokas ir dabar pasakysiu, kaip išsirinkti tą order bloką. Nes momentumas prasidėjo jau nuo čia, ane? Jau turim stiprias žvakės į apačią, jau kažkoks judesys, jau daugiau tų pinigų įeina į marketą, paliko vėl tą fair value gapą, ane? Bet šitos žvakės mes neimsim kaip order bloko, nes kodėl? Per maža. Jo, nes jos spaikai didesnį už pačią žvakę, ane? Nėra mėsos. Nėra mėsos. O pažiūrėkite šitą žvakę. Matot šitą paskutinę pirkimo žvakę, kaip jinai atrodo? Jinai atrodo kaip solidus order blokas, nuo kurio realiai viskas ir prasidėjo. Tai čia, kai jinai atkelinėjo, Smart Money jau po truputį atsidarinėjo tas pozicijas, kad padaryti visą šitą move down, ane? Labiau man patinka, aišku, kai būna pati pirma žvakė prieš tą, bet bus išimčių. Sakau, ne visą laiką bus taip, kaip iš vadovėlio. Tai būna ten keletas tų žvakių daugiau, tai reikia imti tą tokią rimčiausią, kuri turi daugiausiai mėsos. Tai vėl mes ją pasidalinam, ane, ir piešiam midpoint. Mean threshold iš tikrųjų vadinas tą vietą, bet kad jums būtų paprasčiau, galite žymėti tiesiog MP, midpoint, jokio skirtumo ta prasme nėra. Ir žiūrėkit, kas toliau įvyko, ne? Kaina daro korekciją, paliečia order bloką, ane, būtent šitoj vietoj. Tik priliečia ir bum, vėl iš karto expansionas į apačią. Ir čia toksai yra, kaip jis dabar vadinas, bait and slam, man atrodo, kur pamaitina ir paskui ištaško visus konkrečiai. Nes čia vėl prasideda momentumas, vėl laužo struktūrą į apačią, čia žmonėm įsijungia FOMO, ane? Įsijungia ne tik retailui, bet įsijungia ir ICT traderiam. Nes jie galvoja, kad jie toj pavėluos į traukinį ir kaina pabėgs be jų, nes order bloką mes jau kaip ir pamitigavom, bet neėjom giliau, ne? Nes jie dar nežino šitų žvakių, tai įsivaizduokit, kad nėra. Tai jie pradeda atsidarinėti, sakykime, kažkas sell pozicijas, ne? Retailas, gal ir ICT traderiai, kurie ten mėgsta vis tiek pagamblinti, nesilaiko kažkokių taisyklių. Arba jie gal ir užėjo nuo čia, bet, sakykime, jų stop lossas šitos viršūnės. Tai viskas ok, čia labai netgi geras entry. Niekas nesako, kad jūs privalot užeiti nuo viduriuko. Jūs galite užeiti ir nuo pat order bloko apačios. Čia užsimetat jau entry, stop lossas virš šitų viršūnių, ne? Arba ten, sakykime, ne mažiau 8 pipsų stop lossas. Mažesnio, jeigu treidina 15 minučių, tai net nedėkit. Tai viskas ok, čia jos prikabino, kad čia retailas atsidarinėjo selus, kur buvo jų stop lossai. Faktas, kad virš šitos viršūnėlės, ne? Dažniausiai visi taip deda virš, nes jeigu čia atidari poziciją, nedėsi ten kosminio stop losso su 30 pipsų. Tai jo, čia įsijungia toksai FOMO, truputis manipulacijos, kaina atkilo, giliau į order bloką ir žiūrėkit, kokia reakcija nuo pačio viduriuko. Iš karto reakcija, ne, ir tada kaina jau nusiviniavo žymiai žemiau. Čia viskas aišku kol kas. Kol kas tai. Čia šitoje vietoje dar buvo tada ir order blokas ir dar šitas fair value gapas gavosi, ar ne? Jo, šitą žvakėmą būtų. Jo, čia va fair value gapas. Čia viduriukas.
jeigu paskui nupiešti nuo čia FIBA iki čia FIBA, ane, man atrodo, kad čia buvo kažkur 069, 062, 079 levelis, tai dar vienas konfirmas. Kai piešiam premium discount per visą šitą koją, tai mes buvom premium zonai, dar vienas konfirmas. Sakau, gal netgi bus čia kažkur skaidrė su daugiau, kaip mes tipo steikinam tą confluence į savo pusę, kad atsidaryti tą poziciją. Ai, tai čia kaip sužinoti, kur yra tas jūsų viduriukas. Tai greitai perjungsiu vėl į chartą ir parodysiu tą. Matot mano chartą dabar? Jo. Jo. Okay. Paimam kažkokią, sakykime, žvakę, ne? Yra toks toolsas, vadinasi Parallel Channel. Pasiema tą Parallel Channel. Aš visą laiką įsijungiu magnetuką, kad jisai man priliptų prie žvakių, kad nereikėtų ten po pipsą, žinai, taikyti, tai prilimpa prie žvakės apačios. Tai su Citrel gali. A, jinai ir su Citrel? Jo, patogiau su Citrel. Ok, aš žinau tik tai tą su shiftu, kad paspaudi shiftą ir tiesą liniją nupešia. Tai jo, nusipešia tiesą liniją ir tada grįžtat, paspaudžiat ant žvakės viršaus, ne? Tai turi tą viršutinę liniją, apatinę liniją ir vidurinę liniją. Galite ją pasivadinti, sakykime, midpoint, ne? Ir išsisaugot kaip template'ą, užsivadinti midpoint. Ir paskui kiekvieną kartą nereikės užsirašinėti, tiesiog paspausit čia. Ir taip, pas mane yra min threshold, bet čia esmė ta pati. Tai taip, pasižymit order bloką, kad žinotumėt, kur jo apačia, kur vidurys ir kur viršūnėlė. Sakau, tos spaikus aš iš tikrųjų į spaikus žiūriu tik didesniuose timeframe'uose. Tai savaitinėse, weekly ir būna kartais valandinius. Nes būna, jeigu didelis kažkoks expansionas, ne, tai būna paskui kaina koreguojasi ir būna, kad tik tai spaiką priliečia, užpildo kažkokį gapą ir toliau eina žemyn. Tai jeigu būtų ten valandinis, sakykime, toks spaikas, tai tikrai nelaukčiau, kol pasieksim ten, bet čia tik tai, aišku, reikia stebėti tą patį price actioną, bet sakau, dabar pavyzdžio po ranką neturiu, bet su praeitą grupę, kai šnekėjom, tai būtent tą dieną taip ir buvo, kad buvo stiprus momentumas, irgi turėjau sell poziciją, tai mano kolega užsimetė ant žvakės, aš užsimečiau ant spaiko. Tai mane prikabino į poziciją, o jisai visą ten tokį stiprų judesį su momentumu, labai gražų treidą, atsiprašant, prapiso per vieną pipsą. Per vieną pipsą jo neprikabino vien dėl to, kad jisai paėmė nuo žvakės, o ne nuo spaiko. Ok, važiuojam toliau tada. Aš turiu dar klausimėlį dėl tų pipsų biškių. Jo. Kai sakai, neprikabina ten dėl vieno, dėl dviejų pipsų, bet, pavyzdžiui, kai žiūri, kokį tu žiūri TradingView pasirinkęs Oanda visą laiką? Nes būna... Aš Oanda, bet skiriasi, žinau, kad skiriasi tie... Dėl to būna tenais irgi keli pipsai skiriasi, atrodo, gali žiūrėti ir gali irgi pramazinti. Jo. Bet vis tiek, žinai, aš jau kai darau entry ant MT4, tai aš vis tiek jau žiūriu palei MT4 tipo grafiką. Palei MT4 grafiko chartą, ne palei TradingView. Nėra taip, žinai, kad paspaudžiu copy price ir ten įklijuoju. Ne. Ten jau palei savo brokerą žiūriu žvakės. Gerai, važiuojam toliau tada. Čia dar vienas pavyzdys, kaip stipriai reaguoja būtent, jeigu geras order blokas, ne. Čia ganėtinai nestiprus momentumas, bet čia įsijungia ta dalis, kur reikia turėti tą attention to details, kur galit pagalvoti, kad, čia kaip ir nėra to stipraus tokio momentumo, bet fair value gapas vis tiek yra paliktas tarp šitos ir šitos žvakės. Vis tiek yra tarpas, kur yra tų neužfilintų orderių. Ir sakykime, kad ir kaina ganėtinai aukštai pakilo, padarė marketo breiką, sakykime, struktūros shiftane ir vėl palieka tokias gražias viršūnėlės, kur nėra jokių svypų, nieko. Ir vėl kaina leidžiasi ir taip gražiai tik paliečia, sakykime, order bloką, kur yra tos mėsos, ir vėl atkyla. Ir faktas, kad ir šitas viršūnės tikrai pramušė ir darė naują koją į viršų. Čia turiu šitą skaidrę, bet net nežinau, aš galiu ją aptart, bet aš šito dalyko, sakau,
mažesniuose time frame'uose nenaudoju, naudoju nebent didesniuose. Tai kaip žymėtis, jeigu yra tie weekai. Tai weeką tiesiog pasižymėt kaip order bloko high, ane? O toliau viskas tas pats, tada jau imat visą žvakę ir žymitės midpoint. Aš asmeniškai taip nedarau, aš visą laiką imu tik tai body nuo viršaus iki apačios ir viskas. Mano entry vis tiek dažniausiai būna 15 minučių ir ne kitaip. Skaičiau kažkur, vienas geras traderis dalinosi išvalgom, kad tikri pinigai vis tiek yra ten, kur kaina atsidaro ir užsidaro, tai žvakė, ta prasme, bodis visas. Jo. Jie ir skirti tam, kad likviduoti dažniausiai ar manipuliuoti tokio šūdų, žinai. Tie vaikai yra arba likvidacija, arba ten, kur smart money jau nusimeta, žinai, pozicijas, kur užsidaro trade'us ir tada kaina jau daro tą reakciją ir palieka tą spaiką, žinai. Ok, tai kaip mes darom tą, kaip susidedam tos savo pliusus, kad būtų užtikrinti, užeit mums į tą poziciją ar neužeit, ne? Tai čia tas pats scenarijus, tai va dar dasidėjo vienas dalykas, tai sell side liquidity, ne? Mes turėjom labai stiprų expansioną, ten iš vis buvo naujienos ir belia kaip mes ten kilom į tą viršų, paskui palikom equal lows, ne? Nu ir pabiškai čia pradėjom apsisukinėti. Sakau, mane gazdino tik šitos viršūnės, kurios nebuvo svypintos. Bet paskui aš jaučiaus ramiau, nes svypinom būtent šitas viršūnės, ne? Čia jau įvyko svypas. Tai nebūtinai ten kažkur iš karto čia visus tos high paimt, bet gali būti ir taip, kad sulaužė struktūrą vieną kartą, atkilo, jau daug žmonių sušoko čia ne į trade'us, vėl struktūros shiftas, ne? Ir tada čia visas šitas move up, tai čia yra likvidacija. Čia yra likvidacija žmonių, kurie šoko į FOMO ir čia pradėjo atsidarinėti sell pozicijas. Ir jie irgi gal protingi. Va mes čia eisim link supporto, ne, retailas, arba ten tie patys ICT. Va mes jau turim, blemba, būtinai pramušti šitus equal lows. Ir ten iššoka, žinai, tas pozicijas, nu ir nepasikelsi tu ten tuo savo stop loss'o belekiek aukštai, jeigu esi protingas. Tai labai daug žmonių likvidavo būtent su šitu move up, nes čia 15 minučių žvakės, o žmonės būna ir minutės, ir 5 minučių time frame'uose treidina. Tai vienos minutės čarte, jeigu jie čia selino, tai jų stop lossai ten, sakau, buvo tikriausiai kosminiai. Ir kai vyksta tada šitas liquidity sweepas, jau jautiesi ramiau, ne? Įvyko liquidity sweepas ir vėl momentumas. Ir vėl paliko fair value gapą. Ir galimai netgi dar kartą grįžo, ne? Ir jau čia galimai davė dar kartą užeit ir tada targetinė jau sell side liquidity. Tai labai daug faktorių. Jo, čia su ir tą fib levelį jau nupaišęs, ne? Nuo čia iki čia, tai turėjom ir tą 0.62 ir 0.79, gražiai užpildėm visą tą fair value gapą, palėtėm order bloko midpoint, buvom premium zonui, žiūrinti visą tą koją iš apačios. Ir viskas, belieka atsidaryti poziciją ir neprakaituoti. Tai tokie su ICT tie setupai, kai susidaro, jie būna tokie ganėtinai akivaizdūs. Sakau, kažkaip, kai akis pripranta ir kai tos patirties jau daugiau įgauni, tai, nu, toks nebesimėtai. Tu toks atrodo, būni labai užtikrintas savo tom pozicijom. Kaip ir šiandien, pavyzdžiui, su to buy, kad jisai ilgai tenai vaikščiojo, bet man taip ramu ant širdies buvo, aš visą dieną laukiau ir žinau, tiesiog laukiau, kada greičiau, kad hitintų tą take profitą, maždaug su tokia nuotaika. Nebuvo ten minčių, kad išmuš stop lossą. Iš vis net nebuvo tokių minčių, kad stop lossą išmuš, nes viską, ką susižymėjau, logiškiausias variantas, kad tiesiog kylam į viršų, nes turim buy side liquidity, turim liquidity sweepą, turim market shiftą, turim visus time frame'us order flow bullish. Ir toks, easy money, tiesiog atsidarai poziciją, net nebesėdi prie kompo, eini darai savo dalykus ir žinai, kad laiko klausimas, kada pareisi ir matysi, kad uždarė tau. Būna, aišku, išimčių. Nesakau, kad aš čia džinas, žinai, ten turiu tą krištolo rutulį ir kaip pasakau, taip ir būna, bet sakau, kai jau tą strategiją pramoksti, tai toksai... Prisigirsti, rytoj bus kitaip. Jo, prisigirsti, rytoj šaudysiu, gaudysiu. Bet ne, esmė ta, jūs negalvokit, kad aš čia jumis apmokysiu ir kiekvieną dieną jums ten siuntinėsiu entrius. Aš nenoriu, kad jūs čia mane kopijuotumėt, nedalinsiu, aš ten jokių signalų, aš noriu, kad jūs patys mokytumėtės ir dirbtumėt su savo galva. Nes
žinot, kaip būna. Sakau, kol tu tyliai ramiai savo treidini, viskas ok, pradedi ten į grupės rašinėti, girtis, žiūrėkit, koks aš kietas, kaip aš čia viską mokau, kaip aš čia čartą skaitau ir paskui sėdi be akauntų. Čia irgi praeiti šitie dalykai, tai aš stengiuosi tyliai ramiai, niekam nesigiriu, niekam nepasakoju ir laimė mėgsta tylą. Ok. Pinigai. Nesiger, man skambina kiekvieną rytą. Jo, tau ypatingai. Iš čia viskas aišku, ar turit gal kažkokį klausimą, kas čia per sweepas, kas čia per gapas, ar kas čia per side liquidity, ar kažką. Gerai, kaip All sakyti, good. liaudiškai tariant, uždėt 5-6 varnelės. Jo. Kai turi treidinimo planą, kurį irgi norėsiu, kad pasirašytumėt, kai praeisit paskaitas, tai turėsit savo tokią kaip atmintinę, nežinau, jūs galit net atsispausdinti savo panosį ant sienos, o ne pasikabinti. Tai kas vyksta prieš sesiją, pasižiūrit, kas įvyko naktį, kur paliko ten Azijos highs, Azijos lows, kalbėsim apie CBDR range, dar kalbėsim apie tokias deviation zonas, viską pasianalizuojat ir paskui, pavyzdžiui, susidarinėja setupas ir jūs turit savo tokius punktus, kurie turi, tarkim, įvykti, Nu, tai kaip pavyzdys, viskas tas pats ten. Žinot savo order flow, kur esat premium ar discount, tokie esam discount. Ar buvo liquidity sweepas, jo buvo liquidity sweepas. Ar buvo market shiftas, jo buvo market shiftas. Ir dedat varnelės, su šitų dalykų. Ir kai viską susidedat, tai nebėra klausimų atsidaryti tą traidą ar neatsidaryti, Ir jeigu net viską susižymėjus, nepais jums tas treidas, tai sakau, all good, nebandot atsilošti, tiesiog studijuojat, kodėl nepaėjo tas treidas. Gal ten blogai perskaitat didesnį time frame, ar dar kažkas tam. Arba gal išėjo Pauliukas, Pavelas, pakalbėjo nesąmonių ir kaina ten šovė jums stop loss. Kaip ir šiandien sakau, tas price actionas, viskas kaip ir aišku, išėjo tos naujienos, pagazdino, ten šovė į viršų, šovė vėl į apačią ir galiausiai vis tiek nuėjo ten, kur ir turėjo nueiti. Tai tos naujienos, sakau, jos dažnai, jeigu jos nėra labai svarbios, kur ten nešauna tų žvakių per visą ekraną, tai praktiškai jos nieko nekeičia markete. Techninė analizė vis tiek yra svarbesnė už visus tuos, kurie ten išeina tokie job claimai ir taip toliau. Tai apie order bloką realiai kaip ir baigiam. Čia nėra daugiau ką apie jį šnekėti. Nuo order bloko prasideda visas judesys. Kaip atpažinti gerą order bloką. Tai nuo order bloko turėtų būti agresyvus judesys su dideliu momentumu, kuris palieka tą gapą, Ir tai mes atpažįstam order bloką. Ir sakau, jeigu būna daugiau žvakių prieš tą kritimą, tai tiesiog išsirenkam tą tokią mėsingiausią žvakę ir jinai dažniausiai būna tas mūsų order blokas. Aišku, Ir liko 2 skaidrės, dar trumpai pašnekėsim apie breakerį. Aš asmeniškai jį retai naudoju. Jeigu pastebiu, tai ok, pasižymiu, bet nėra taip, kad ten kiekvieną dieną stebėčiau, kada čia bus breakeris ir kur jisai ir taip toliau. Bet jisai yra ganėtinai irgi svarbus dalykas, nes jisai irgi veikia. Tai breakeris yra, kaip order blokas yra paskutinė pirkimo žvakė prieš kritimą, tai čia tas pats paskutinė pirkimo žvakė prieš liquidity sweepą. Ok? Ir aš matau, kad aš čia blogai dar pažymėjau tą savo breakerį. Jisai iš tikrųjų ne šitoj vietoj turėtų būti, o šitoj vietoj. Paskutinė pirkimo žvakė prieš sweepą, nes čia irgi sweepino būtent šitą vietą. Atsiprašau labai, bet jo, breakeris turėtų būti nuo čia iki čia. Ir breakeris, kai įvyksta liquidity sweepas, su momentumu turi praeiti kiaurai tą breakerį, ir dažniausiai jisai grįžta ir nuo jo kaina pradeda kilti. Iš price actiono čia gal sunkiau suprasti, bet jeigu pažiūrėsit į šitą, kurią esu nupaišęs, tai sakykim, kaina pareina, ten vėl padaro, sakykim, kažkokią ar double bottom ar dar kažką, įvyksta sweepas ir kai įvyksta sweepas, pasižiūrit paskutinę pirkimo žvakę, kuri buvo. Ant Smart Money Concept tai yra vadinama kažkaip PBL, Price Before Liquidity. Jo, labai panašiai. Price Before Liquidity. Ir tenai, kai vyksta sweepas, turi sulaužyti tą, sakykim, supply zoną ir būna susidariusi nauja demand zona. Truputį panašiai, tik čia nesusidaro nauja zona. Čia ta pati žvakė ir yra ta zona.
tai paskutinė pirkimo žvakė prieš liquidity sweepą, ane, tada eina kiaurai tą zoną, nuo kurios prasidėjo tas liquidity sweepas, praeina kiaurai ir kai kaina daro korekciją, tai būna, kad atsimuša į tą breakerį vadinamą, ne, į tą žvakę prieš tą liquidity sweepą ir tada eina toliau. Aišku? Ar iš naujo pakartot? Persižiūrėsim. Nu, pabandysiu dar kartą paaiškinti, žiūrėkit, Nes pabandysiu. čia vis tiek visko neprisiminsim, kad ir kiek aiškinsi, vis tiek reikės. Tai viskas šiaip aišku. Bet kaip jo? Jo, viskas aišku ir sakau, čia nėra toks dalykas, į kurį ten reikėtų... Tai žinau, kai tai pradėjai, kad nėra labai svarbus dalykas, tai ties čia. Tai visi taip, ane, ir žiūri. Tai žvilgsnį ir nusuko. Jo, dar yra vienas pavyzdys, kaip tai atrodo į kitą pusę, tai bearish breakeris, ane? Paskutinė, sakykime, ta rimta žvakė prieš liquidity sweepą, čia irgi turėjom equal highs, įvyko liquidity sweepas, ane, eina kiaurai tą breakerį vadinamą, tas breakeris, nuo kurio prasidėjo visas move up, kuris sweepino liquidity. Kaina ėjo kiaurai ir paskui atkilinėjo ir jau reaguoja, matote, į šitą zoną, kur buvo tas breakeris. Reaguoja, atsimuša ir tada eina toliau žemyn. Tai čia irgi buvo vizualas, tai kaina kilo, pradėjo leistis žemiau, sulaužė, sakykime, struktūrą, ne, tada run on stops, muša stop lossus, nuo čia prasidėjo veiksmas, kaina eina kiaurai ir kai daro korekciją, būtent į tą pačią zoną reaguoja, nuo kur prasidėjo šitas liquidity sweepas. Čia nėra nieko sudėtingo, čia pamatysit irgi, pripras akis ir matysit. Tiesiog labai paprastai, įvyko liquidity sweepas, pasižiūrit, nuo kurios žvakės prasidėjo tas liquidity sweepas, ne? Prasidėjo liquidity sweepas, pažiūrit, nuo kurios žvakės, jeigu matot, kad paskui kiaurai pramušė ir vyksta korekcija, tai turėkit omeny, kad gali į tą zoną reaguoti, kur yra tas breakeris. Tiesiog taip paprastai. Ir aš šiaip galvojau nueiti čartus ir parodyti jum order blokus, ne? Savaitinius, dieninius, valandinius. Bet dabar pamaščiau, kad aš geriau įmesiu jum, ane? Ir norėsiu, kad jūs man pažymėtumėt, kur jūs matot tos order blokus. Nes, turėtumėt, nesunkiai, aš manau, šitą paskaitą turėtumėt suprasti, kur tas order blokas. Bet žymėkit tik tai high probability order blokus, kurie turėjo agresyvų judėjimą nuo jų, ane, ir kurie paliko fair value gapą. Tai aš jums mesiu kelis čartus visiems ir tiesiog atskirai visi man į PM sumesit sužymėję, kur jūs matote tą order bloką. Čia bus tokie kaip ir mini namų darbai pasitikrinti, ar supratot. Ir jeigu nesupratot, tai aš turėsiu galimybę jums privačiai dar paaiškinti, kodėl ten, pavyzdžiui, neteisingai pažymėjot, arba kodėl gerai pažymėjot ir taip toliau. Ok? Ok. Tai viskas, šiandien paskaita tiesiog tokia, sakau, nesunki, bet jinai tikrai yra svarbi, nes realiai nuo jos viskas ir prasideda visas tas smart money judėjimas, ne? Ir apie order bloką nebelabai daugiau ką ir turiu papasakot. Gal klausimas? Viskas aišku, kad niekas neaišku, reikės dar 3 kartus žiūrėti. Ane? Tai kol tu aiškini, viskas aišku, atrodo, pats braižausi, viskas gerai, kai paskui naujos žvakės atsiranda ir pasimetimas toks prasideda. Ne, tai čia viskas yra suprantama. Aš čia, dabar pasakoju, man tai taip atrodo, kad, blem, čia viskas easy, nes mano tiesiog akis jau yra pripratus, aš tos patirties daug turiu. Jum faktas, kad pradžiai atrodys sunku, bet čia su laiku. Jūs kiekvieną dieną stebėsite čartus, ieškosite tų pačių dalykų ir jūs juos pradėsit matyti. Tai čia normalu, aš manau. Aš gal žinai, daugiau porų nestebi vien tik eurą? Jo, aš nesimėtų. Ta prasme, pažini vieną porą, ane, susidraugauji su ją, tu kiekvieną dieną ją kai stebi, tai jinai tau kaip draugas. Tu ją jau pradedi pažinti ir tu jau žinai, kaip jinai plius minus juda. Jeigu ten pradėsi mėtytis per visus skirtingus čartus, tai galva susisuks. Nu, Matulionė? Kasdieną entry gauni kažkokią, ar ne visą laiką būna? Ne, nebūtinai.
Bet sakau, jeigu prasėdi visą dieną prie čartų ir negauni entry ir nieko neatsidarai, čia jau vienas toks iš užuominų, kad tu esi geras traderis, jo. Aš manau, kad čia jau achievementas prasidėti prie čartų ir neatsidaryti nesąmonės. Čia reikia jau būti psichologiškai stipriu, kad neužgemblint.